1957-aisiais Sovietų sąjunga į orbitą paleido pirmą gyvūną – šunį vardu Laika. Šis skrydis turėjo būti testas ir saugos išbandymas prieš į kosmosą vykstant žmonėms. Bet šuniui tai jau garantuotai buvo savižudybės misija, nes mokslas dar nebuvo toks pažengęs, kad sugalvotų kelionę sugrįžimui. Šuniukas buvo Haskio ir Špico mišrūnė, iš Maskvos gatvių rasta prieš savaitę nuo raketos paleidimo. Iš kitų šunų ji buvo išrinkta būti kosmonautė dėl savo mažo dydžio ir ramaus būdo. Ją treniravo tik 3 dienas, bandė per tiek laiko pripratinti prie mažos erdvės kosminio kostiumo, ji buvo apkabinta ir prijungta prie įvairiausių sensorių ir įtaisų. Sovietų sąjungos mokslininkai manė, kad ji mirs nuo deguonies trūkumo, neskausminga mirtimi, per 15 sekundžių po maždaug 7 dienų kosmose. Pasak BBC, nors ilgą laiką buvo meluota, kad taip ir nutiko, kad Laika padvėsė be skausmo, praleidusi maždaug savaitę orbitoje, vienas Maskvos biologijos instituto atstovų 2002-aisiais nutekino dokumentus ir informaciją, kad iš tikrųjų šuniukas mirė per kelias valandas nuo pakilimo dėl panikos ir perkaitimo. Visi iki šiol negirdėti kelionės garsai ir nejausti slėgiai išgąsdino šunelį. Jo širdies ritmas pasitrigubino, o kvėpavimas tapo 4 kartus greitesnis. Jos erdvėlaivis, pavadinimu Sputnik 2, orbitavo aplink Žemę 5 mėnesius, kai grįžęs į atmosferą sudegė. Nors susirūpinimas gyvūnų teisėmis tuomet dar nebuvo pasiekęs 21-ojo amžiaus lygio, kai kurie žmonės aktyviai protestavo dėl sprendimo leisti šuneliui mirti kosmose, vien dėl to, kad jie neturėjo tokių pažangių technologijų, kad erdvėlaivis galėtų grįžti. Didžiojoje Britanijoje, kur opozicija medžioklei ir žiaurumui gyvūnams buvo jau auganti, Karališkosios gyvūnų žiaurumo prevencijos draugija ir Didžiosios Britanijos laimingų šunų draugija stipriai kritikavo ir pasisakė prieš šį projektą. Taip pat grupės šunis mylinčių žmonių segė savo augintiniams protesto ženklus ir su jais rikiavosi prie Jungtinių tautų būstinės Niujorke. Rusų mokslininkas Gazenko pasakė, kuo daugiau laiko praeina nuo to įvykio, tuo labiau aš gailiuosi. Vienas iš to meto šios sovietinės kosmoso programos dalyvis sakė, kad Laika buvo labai geras ir švelnus šuo. Jis netgi ją parsinešė namo, kad ji galėtų pažaisti su vaikais ir pasijustų mylimu šunimi prieš Odisėją į kosmosą. Aš norėjau kažko gero šuniui, Laika buvo labai rami ir žavi šunytė. Norėjau jai kažko gražaus, juk ji neturėjo daug laiko, sakė Vladimiras Jazdovskis savo knygoje apie sovietinę kosmoso mediciną. 2015-aisiais Rusija atidengė naują atminimo statulą skirtą Laikai atminti. Joje jis stovi ant raketos Maskvos karinių tyrimų centre. O per Marso tyrinėjimus misijos zondavimo roverių Opportunity atradus vieną Marso kraterių, NASA pavadino jį Laikos vardu. Laikos istorija gyvuoja iki šių dienų įvairiuose tinklapiuose, YouTube'e, poemose ir vaikų knygutėse, kur netgi šunytei buvo suteikta laiminga pabaiga. Laikos kultūrinė įtaka sklinda po visą pasaulį po jos mirties. Portlande, Oregone, meno muziejus buvo atidaręs stop motion animacijos studijos parodą, pavadintą Laikos vardu. Taip pat egzistuoja veganiško gyvenimo stiliaus ir gyvūnų teisių žurnalas pavadinimu Laika Magazine. Jis leidžiamas Jungtinėse Amerikos valstijose. Greitai po šio skrydžio viena sovietų kalykla sukūrė emalio smeigę pirmojo kosmoso keleivio progą. Sovietų sąjungos sąjungininkai, tokie kaip Rumunija, Albanija, Lenkija ir Šiaurės Korėja, taip pat apie 30 metų leido pašto ženklus su Laikos atvaizdu. Iš tikrųjų gaila, kad paimtas iš gatvės šuniukas niekada nežinojo, ką reiškia būti prijaukintam, turėti šeimininką, pajusti tą šunišką gyvenimą ir jo kasdienybę. Ir niekada neišgirdo geras šuo. Tu geras šuo, Laika. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.